Sveika, Meloji. Šiandien sveikinuosi su tavimi vėl iš mūsų Magnetic Conversation studijos. Ir šiandieną turime labai įdomią pašnekovę, su kuria, man atrodo, jau gal metus tai tikrai derinom pokalbio. Ilgiau, man atrodo. Tai va, tai pristatau jums Ievą Gerčienę. Sveika. Labas, Agnė. Ir tu skridai iš Londono. Taip. Ką tu ten veiki, ten gyveni? Ten gyvenu ir iš tikrųjų, ką veikiu, tai labai įdomu, kad dirbu pagrindę su lietuviam klientėm. Online, taip susiklostė kažkaip, taip dėliojasi. Ne visai pačiam Londone gyvenu šalia, bet, sakykime, paprasčiau. Taip. Ir aš žinau, kad tu labai daug turi skirtingų veiklų, nes aš stebėdama tave Instagrame ir rasdama ten labai įdomių ir naudingų patarimų, įžvalgų, tokių, žinai, gerai, prasme, nuogų pasidalinimų, žinai, aš galvoju, plemo, kokia stipri ir įdomi moteris, tai va taip, žinai, ir gimė tas noras tave pakalbinti. Ir aš žinau, kad tu kalbėjai apie persivalgymą, ar ne, kaip sutrikimą, kaip priklausomybę. Bet taip pat, pavyzdžiui, tu šiandien man užsiminė ir man labai yra įdomu parodyti tavo tą kitą pusę, apie kurią aš galbūt mažiau esu mačiusi, tai tu dirbi su hipnoterapija. Taip. Ir su mindset coachingu, jeigu taip galima lietuviškai pasakyti. Nes aš esu šiaip sertifikuota holistic mindset coach ir įdomus dalykas, kad aš tiesiog tas savo žinias taikiau labiausiai savo persivalgymų klientėms. Va tokia grandinė mintis. Taip. Ir vėliau kažkaip pradėjo ateiti pas mane žmonės ir iš kitur ir pajutau, kad man tas irgi labai patinka. Tai kodėl save ribot, kaip sakant, kodėl save susiaurinti ir sumažinti iki specialisto tik vienos. Vienareikšmiškai. Ir plius, kaip labai gerai sako viena mano mokytoja, sako, Agnė, nereikia pasirinkti, reikia susirinkti. Taip. Ir ypač jeigu jauti, kad traukia. Ne iš išskaičiavimo kažkokio, kur atsisėdi ir, oi, va čia gal taip apsimokėsiu. Bet kur tu jauti, kad tau įdomu, tu toks, ten kur traukia, ten aš mėgstu eiti. Ir sako, kad ten, kur kreipi savo energiją, ten, žinai, viskas ir tada plaukia ir vykdo ir pildas, čia kaip gėlė, nelaistys ir štai neturėsi. Ok, bet pradėkime apie viską nuo pradžių. Labai dažnai, bent jau mano aplinkoje, vis dažniau girdimas terminas hipnoterapija ir aš maždaug suprantu, kas tai yra. Aš esu buvusi vienoje sesijoje, tai jeigu atvirai, bet gal galėtum žmonėms plačiau papasakoti, kas tai yra ir kaip tai veikia, nes dažnai labai tokie terminai kaip, nežinau, sąmoningumas, hipnoterapija, meditacija yra tokiais labai apiburti dalykai. Tai ar galėtum tai truputį išteisinti ir parodyti tą modernų šito meno, turbūt ar mokslo, nežinau, aspektą? Tai yra visiškai mokslu grįsta terapija 100%. Tik tai mes turbūt iš filmų, iš galbūt dar Kašpirovskio laikų. O jėzu geras, nu jo. Turim tą įsivaizdavimą, kad čia tikrai net kartais žmogus galvoja, čia va tau spraktels prieš nosį pirštis ir užmigdys. Ir kažką padarys. Taip, tikrai neveikia. Ir tikrai net būna dalis klientų, kurie mane kreipiasi, jie įsivaizduoja, tai aš paskui turiu labai su jais pasikalbėti, kad jie ateis, tu jį užmigdysi, kažką ten jame viduje pataisysi. Taip. Ir jisai pataisyta iš tos hipnoterapijos išeis. Tai taip tikrai nėra, hipnoterapija nėra kažkokia hipnozė, nėra visą laiką klientams, sakau, kurie ypač pirmą kartą ateina į hipnoterapiją, kad tai nėra nei transo, nei atgamtinė, nei kažkokia būsena. Sakau, net neturėkit tokio lūkesčio, nes būna tai po sesijos, bet aš niekur nebuvau išėjęs. Nepavyko. Tai niekur neturi išeiti. Tai yra tiesiog gilaus atsipalaidavimo būsena, į kurią mes sąmoningai einam. Bet kai mes einam į tą gilaus atsipalaidavimo būseną, mes turim geresnį prieimą prie to, kas yra mūsų pasąmonėje. Prisiminimų, atsakymų mūsų ir panašiai. Ir dėl ko būna labai dažnai, kad hipnoterapijoje, kai dirbu su klientais, kad klientas sako, o Jėzus sako, aš su savo terapeutu, kalbėjimo terapeutu, sako, būčiau, nežinau, kiek kalbėjęs, kol būčiau iki šito prisikatęs, aš sako, net nebūčiau pagalvojęs, kad va čia yra mano problemos šaknis, o hipnoterapijoje tas atsakymas atėjo per vieną sesiją. Dėl to, kad mes nepilnai sąmoningam lygmenį vyksta darbas. Taip. Tas kritinis protas yra truputėlį primigdytas, pavadinkim tai paprastai tariant. Ir tada mes turim geresnį prieimą prie to, kas ten slepiasi mūsų viduje, atsakymai, kažkokie prisiminimai. Juk mes, kai sako, aš esu toks, koks esu, nu ne visai taip, ar ne, tu esi rezultatas kažkokių patirčių, kurios tau atsitiko. Tai, bet tu ne visas jas prisimeni. Ir arba nustumė kaip nelabai reikšmingas turbūt. Taip, nu vaduosiu gal netgi, aš labai mėgstu konkrečiais pavyzdžiais. Va čia, jeigu dėl tų pačių persivalgymų moteris ateina ir sako, aš nesuprantu, kodėl vos tik aš lieku viena, turiu minutę viena pabūti, aš iš karto turiu valgyti. Sako, jau nei aš noriu, nei ką, bet sako, realiai iš karto turiu valgyti.
per hipnoterapiją, kas paaiškėjo, apie ką jinai sąmoningai net nebūtų pagalvojus ir nebuvo pagalvojus. Pasirodo, kai jinai buvo maža mergaitė, 6 gal ten metų ar kiek, ją tėvai palikdavo vieną namuose, tą tarpą, kol grįžta iš mokyklos, ten 1-2 klasės, iki kol jie grįžta iš darbo. Tai atrodo vos poros valandų tarpas. Ar ten kažkiek tai, bet tokiam mažam vaikui tai yra ilgas laiko tarpas ir jinai sako, aš prisimenu tą jausmą, tą vienišumą, tą tuščių namų jausmą ir mano akis, vat per hipnoterapiją tas jie vaizdinys, sako, mano akis užkliuvo už šaldytuvo ir aš pasakiau, kad kai aš valgau, man nėra to vienišumo jausmo, kažkur kitur dėmesys nueina. Ir nors gyvenimas tavo jau yra pasikeitęs, jis sako, kaip tik man dabar tik palik mane vieną. Dabar moterį, kuri norėtų pabūti viena. Ypač vaikų, kuri turi, ne tik palik mane vieną. Bet smegenys tai to nesupranta, jos išmoko, kad jeigu likai viena, eik pavalgyti, jinai tą kartojo ir jinai sako, aš neįsivaizduoju, kiek man būtų reikėję tiesiog kalbėjimo terapijų, kol aš būčiau tai supratus. O hipnoterapija, šitas prisiminimas tiesiog išniro iš atminties, ieškant priežasties šitos problemos. Ar aš gerai girdžiu, kad, lyg mes galime hipnoterapijos metu susigalvoti klausimą arba temą, kurią jūs ir analizuojate pačios hipnoterapijos metu? Hipnoterapija veiksmingiausia yra tada, kai dirbam per sesiją su viena labai konkrečia problema. Supratau, nėra kažko abstrakčiai, pažiūrėkim, kas ten guli. Gali teoriškai, bet tai nebus taip veiksminga. Kai turi labai aišku ten kažkokį klausimą, temą, kažką. Dėl to mes dažnai prieš hipnoterapiją, atsiprašau, nepertraukiu, dėl to mes labai dažnai prieš hipnoterapiją netgi turim įvadinę sesiją, kur mes labai išsigryninam ties kokiegi mes problema hipnoterapijoje dirbsim. Kad žinoti, kas yra ta problema, kuri žmogui taip trukdo gyventi. Bet tai gerai, ir tarkim mes sužinom, kad ar ne, pavyzdžiui, paimkim, teskim tavo tos klientės istoriją, aš supratau dėl ko ir kas tada. Tai tada toj pačioj hipnoterapijos sesijoje vienas iš tikslų yra suprasti kodėl, o tada kitas yra dalis darbo keisti tą istoriją. O čia man įdomu, padėti jai pamatyti, kad tu jau nebesi toj vietoj, kur tau reikia vienišumą užvalgyti, ar ne? Tu jo net nejauti, tu realiai, kaip aš sakau, tu neatsvajoji, kad galėtum pabūti viena. Ir tai jinai vėlgi įdomus dalykas, kadangi aš pati hipnoterapiją esu kaip klientė turėjęs ne vieną kartą, tai galiu pasidalinti ir savo patirties. Labai įdomus dalykas, kad tu apie tą patį dalyką gali kalbėti sąmoningai, kaip mes dabar kalbam, kalbėjimo terapijoje arba coachingo sesijoje ir hipnoterapijoje. Tu tai giliau patiri, aiškiau supranti ir toks liekamasis yra gilesnis tas suvokimas. Tai tas istorijos perrašymas, jos atveju yra apie tai, kad parodyti jai, kad tau jau nebereikia to daryti. Ir tu ne tik intelektualiai tą supranti, bet tu pajunti, tu pamatai, kad mano gyvenimas yra pasikeitęs. Man jau nebereikia, kai aš lieku vieną valgyti, eiti iškart prie šaldytuvo. Tai aš gerai suprantu, kad net ir vienos sesijos metu tikėtina, kad net kažkoks gali būti giluminė problema išspręsta. Tikrai taip, ir labai dažnai tas atsitinka. Netgi mes dažnai sakom, kad jeigu, aišku, priklauso nuo problemos sudėtingumo viskas, bet labai dažnai vienai problemai spręsti užtenka vienos sesijos. Aišku, paskui ten galima toliau ją gilintis, jeigu yra poreikis, bet labai dažnai po vienos sesijos būna gana toksai, sakau, tai ne magija, tikrai jokiais būdais, bet labai dažnai po vienos sesijos būna toks stiprus gilus poveikis. O sakyk, po to žmonės kažkokį tai jaučia, kaip sako, prasidėjusi procesą, sako, procesinių, ar čia šitoje vietoje tas terminas netinka. Kad tarkim po sesijos dar toliau ten kažkas kyla, kažkokios ar... Ja. Labai priklauso nuo žmogaus iš tiesų. Labai priklauso nuo žmogaus ir nuo jo, kiek jisai yra jau to, liaudiškai tariant, terapinimosi turėjęs. Supratau. Ir būna taip, kad aš net ir paklausiu, ypač jeigu jaučiu, kad žmogus yra, matosi, kad jis ateina su viena problema, bet kai jis tau pradeda pasakoti, ten tiek yra ties aisbergo, ne? Tu matai, kad ten yra klodai, tai tokių žmonių vis laik paklausiu, ar jūs esat jau kažkokią terapiją turėję. Tai jis turbūt, ar jisai suvokia tą visą bendrą, ne? Taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus nėra turėjęs jokios, nei terapijos, nei kažkokio coachingo, jokio tokio darbo, su savim, su pasižiūrėjimu į savo vidų, tai aš juos įspėju, kad, sakau, gali nutikti toks dalykas, kad mes, vėl duosiu konkretų pavyzdį, dirbam su vienu vyru, jis ten santykiai su tėvais ir panašiai, ta vieta labai gerai susitvarkė, bet pradėjo lysti kiti dalykai, nes mes pajudinom. Patrusykit, turbūt pajudini vieną, tada domino efektas vyksta. Ir jis, kadangi jokios terapijos nėra iki tol turėjęs, tai aš net vis laik tokiem klientą pasakau, turėkit minty, kad galimai, tikrai ne 100%, bet vis tiek įspėji žmogų, kad taip gali atsitikti, kad jums po to galbūt būtų pravartu į kažkokią ar terapiją pavaikščiot, kad viską, kas sukyla, truputį dar daugiau ir apkalbėti ar su terapeutu, ar su manimi, jeigu tą pasirinktų daryti.
Nes tikrai gali būti tiesiog, per daug sukyla ir tu pirmą kartą, niekada to tu niekada to nesidaręs. Tai tikrai sesijos metu mes su ta konkrečia problema susitvarkom, nepalieki žmogaus atviro, bet vis tiek laikui bėgant, net toks dalykas gali būti, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu vyras dirba ties tuo, čia vėl tikra istorija, tikras pavyzdys, jeigu jis dirba ties tuo, kad jis galbūt nusileidžia, nemoka pasakyti ne, taip toliau, tai gali būti, kad po hipnoterapijos, pavyzdžiui, santykius su žmona pablogės, nes žmona yra įpratus, kad vyras vis yra nuolankus. Wow, nes jisai lyg ir, taip, jisai pasikeičia. Taip, jisai labiau, kaip pasikeičia, jisai leidžia savo būti savim labiau, savęs neužspaudžia, ar ne? Taip gaunasi, kad kaip tai hipnoterapijos būdu pagalba, tu išiškini žmogaus esmę, tą nuimi kaukę. Taip, taip gaunasi, taip, žiūrint, aišku, su kokia problema jis ateina, bet tikrai taip. Tai, kad neišsigastų žmonės, kad jau čia bus toksai efektas, tai tikrai jis nėra taip jau visiems, bet aš vis laik įspėju, ypač sakau tiem, kurie nėra turėję jokios terapijos, ypač vyrai labai dažnai būna, kurie neturėjo jokios kitos terapijos. Tai tu ten pajudini, aišku, kad sukyla. Bet šiaip moterys labai dažnai būna, ateina, jos būna ir su tuo ten buvo, ir ten darė, tai tada man jau... Mes moteris, man taip, tai man tada jau yra daug ramiau. Aš žinau, kad žmogus jau į savo vidų yra žiūrėjęs ne vieną kartą, jisai žino, kas tai yra, jam taip nebaisu ir tada, nes jeigu tu pirmą kartą tą padarai, tai iš tikrųjų gali įsivaizduoti, ar ne? Mes turbūt visi, aš pati prisimenu, aš esu sertifikuota mindset coacherė ir aš kai važiuodavau į savo mindset coachingo workshopus, ten toks tikrai gilus darbas vyksta, nes tai yra tas holistinis mindset coachingas, kur nepaviršim žiūrė, o giliai. Tai aš prisimenu po 2 dienų tų workshopų, man reikėdavo pirmadienio tiesiog taip atsisėsti ir suvirškinti, kas ten buvo, nes ten darbas su savim. 2 dienas. Tikrai aš turėdavau pirmus kartus, nedarbinga būdavau tą pirmadienį po to savaitgalio. O dabar, praėjo tas savaitgalis ir grįžti į darbus, nes tu jau... Imunitetas. Taip, ir tu jau esi tenai pasikapstęs po tuos galbūt juodžiausius kažkokius tai užkaborius. Taip įdomu, dabar man tokia šovė mintis, o pavyzdžiui, su vaikais būna, vyksta hipnoterapija? Vyksta. Aš pati asmeniškai su vaikais nepraktikuoju, bet tikrai vyksta ir mano kolegos sako, kad kai kuriem yra, kur kaip tik labai patinka su vaikais dirbti. Nes vaikam dar daug lengviau yra įeiti į hipnozės būseną, jie neoverthinkina, nepergalvoja, kad oi, čia pavyks, nepavyks, čia bus, nebus. Jie tiesiog leidžia save dami ir jam viskas labai paprastai. O tai gal gali būti hipnoterapija taikoma ir, pavyzdžiui, psichosomatiniam ligom gydyti, dabar pagalvojau. Tikrai taip. Fiziniai simptomai, bet visi suprantam, kad čia tikėtina dėl X, nežinau, išsigandimo baimės, patirties. Taip. Ir tada... Tikrai taip. Tikrai taip. Tikrai yra situacija. Aš pati asmeniškai, reikėtų pakalbėti vieną klientę, kaip jis sekas, tik vieną klientę esu turėjęs, bet yra kas labiau specializuojasi. Tai net moterim, kurios, pavyzdžiui, pastot negali. Irgi tvarko. Tas būna nepaaiškinamas, ar ne, nevaisingumas. Sako diagnozė tokia. Taip, nepaaiškinamas. Draugę, taip, kur jau gydytojai ten viską įžiūrėję ir tikrai yra, ne mano asmeninė patirtis, bet iš mano kolegų, kur tikrai turi labai sėkmingų atvejų, kur moteris pastoja. Nes yra kažkoks dalykas, jinai blokuoja. Nes yra išgirdus kažkur tai, kad konkrečiai moteriai iš vieną, tik tai dariau hipnoterapijos sesijas, net reikėtų parašyti, paklausti, kaip sekasi. Labai nešėsi vis laiką baimę, nedaug dievė pastot, tas buvo jaunystėj, o kai ateina noras pastot, tu tą baimę ir toliau turi. Ir viskas ir kūnas blokuoja. Aš turiu vieną bičiulę, jin dirba Kauno berods klinikose psichoterapeutė, ne hipnoterapijos būdu, bet gal ne taip svarbu, bet irgi, žodžiu, kad kas tavo klientas, sako, yra poros, kurios, kaip pasakyti, konsultuojasi jau vaisingumo klinikoje. Bet sako, tos, kur medikai atsiunčia, kad akivaizdu, kad čia yra psichologinis. Ir sako, mano poros pastoja. Taip. Pagalvoti, wow, ne? Taip, nes tai turi žmonės įvairių įsitikinimų apie vaikų turėjimą, pavyzdžiui, ar ne? Kodėl tai iš vienos pusės... Arba gal viduje gal net nenori, nors galvoja, kad, žinai, čia... Iš vis kaip veikia mūsų psichika, ar ne? Jeigu mes to paties dalyko ir norim, ir nenorim, mes jo neturėsim. Mes jo neturėsim. Čia tas tikrai norėt. Tu turi tikrai norėti. Čia tas pats galioja, dėl to man patinka dirbti su ambicingai žmonėm, kurie turi tikslų, kad tas tikslas, kurio tu nori sąmoningai, nebūtinai yra tai, kad tavo pasąmonė leis tau turėti. Šiaip norėčiau norėti. Taip, tu galbūt ir iš tikrųjų nori sąmoningai, bet jeigu apie tą tikslą yra, apie vaikų turėjimą, sakykime vėlgi, jeigu grįžti prie to, pora labai norėtų ir svajoja ir laukia,
bet galbūt yra matę, kažkas turėjo labai blogas patirtis su vaikų turėjimu susijusias. Ir tu tada bijai. Ir nori, bet ir bijai, ne? Arba tu ten gimdyt labai bijai. Vėlgi, tu to paties dalyko ir labai nori, ir labai bijai. Tai gali tapti jau kliūtis pastojimui. Arba tam pačiam, jeigu apie tikslus siekimą kalbėti, ar ne? Bet tu, kai savo verslą turi, tai iš vis lengva susitapatinti. Tu ir nori, įsivaizduokim, nori savo verslo augimo labai į kažkokį next level pakilti, bet pasąmoningai bijai to dalyko. Tai kol to vidinio konflikto neišsprendė, didelė tikimybė, kad tu net nedėsi pastangų. Nes, tu ir nori, ir nenori, tavo pasąmonė tave visą laiką saugos. Aš duodu visą laiką pavyzdį, sakau, įsivaizduoju, kad tu sėdi automobilyje ir gazą ir stabdį spaudi vienu metu. Visiškai nori? Ne. Ir viskas, ir trūkčioja, ir tu niekur nenujudi. Tai čia visiškai tas yra, kad man dėl to, kur mindset coachingas labai patinka, kad būtent padėti tą vidinį konfliktą spręsti. Tai pasakok man daugiau apie mindset coachingą, nes manau, kad čia nuo hipnoterapijos labai gražiai galime ir čia pereiti. Galiu vėl per savo asmeninę istoriją papasakot. Aš savo veikloj, tuo metu dar tik persivalgymų terapijas dariau ir norėsiu to veikloje augti, turėti klientų, natūralu, tu nori iš to, kas tau patinka ir išgyventi, ar ne? Ir nusipirkau vienus tokius marketingo kursus labai brangius, bet aš pradėjau matyti, kad aš suinvestavus tokią krūvą pinigų nedarau, ką ten sako. Ir ne dėl to, kad tingi, bet jauti, tave stabdo iš vidaus, ar bijai, ar diskomfortas, atrodo tau net bloga. Bet aš tave pasabdysiu, čia atsiprašau, bet kita vertus, tu girdi save savo kūną. Nėra, kad nesvarbu darau visą apsi. Ir plus tu supranti, kad tu gali per tą jausmą irgi daryti, bet toli nevažiuosi dažniausiai. Tu turi išspręsti tą, vis tiek viskas. Ta vidinį pasipriešinimą? Turi, nes kitu atveju, man atrodo, tavo net žinutė, kaip specialisto, kurią tu transliuoji, kad, sakykime, pakviestum pas save žmonės, kad jie ateitų tam dirbti ir panašiai, tu vienaip ją transliuosi, kai tu tikrai jautiesi visiškai ramus dėl to lengvumo. Taip, o kur tu darai, nes taip parašyta ir tu turi save spausti. Tai aš nusipirkau tuos labai brangius kursus, jaučiu, kad tiesiog, man net bloga, aš negaliu daryti. Ten nieko blogo, labai gerus dalykus patarė, bet tu negali per save perlipti. Ir tada man buvo dovana, atėjo, ačiū Dievui, tenai jie turėjo ir trumpą sesiją nemokamą su mindset coacheriu. Man mindset tai kaip čia, kaip mąstymo keitimo, sakytum. Toks lietuviškai labai neskamba. Mindsetas man kaip kryptis net galėtų būti, mąstymo būdas mindsetą, ne? Toks tarsi taip. Toks. Lietuviškai mačiau, kad mindset coach save vadina mąstymo keitimo. Mąstymo keitimo. Mąstymo keitimo. Tai ir kažkaip užsikabinau, paskui kadangi jinai yra sertifikuota ir mokyti kitus ir išduoti sertifikatus ir taip toliau, pas ją pati pasibaigiau ir aš pradėjau pamatyti, kad aš darau dalykus, aš ta prasme nebebijau, nes išsisprendė įvairūs vidiniai konfliktai. Pavyzdžiui, vienas iš būti matomam. Čia labai dažnai daug kas sako, tu neturi, nei perfekcionizmo, nei ten kažkokio tai atidėliojimo, tu turi visibility issues. Tas irgi labai dažnai būna. Nes reikia save rodyti, kalbėti, ar ne, jeigu tu ypatingai pats esi, gal kaip tau su produktais yra kitaip, su rūbais, ir tai labai svarbus tas tavo asmeninis prekinis ženklas. Aš kaip paslaugas teikdavau, būdavau stilistė, dirbdavau. Tai jeigu savęs nerodytum, tai kaip tu vis tiek savo paslaugą. Viena yra, kai tu ten kosmetiką, pavyzdžiui, pardavinėjo, kita, kai tu savo paslaugą kaip specialistas parduodi. Tai konsultacijas konkrečiai, ar ne? Pristatyti. Taip. Tai yra, tikrai aš turėjau tą vieną iš dalykų tą matomumo baimę. Nes vėlgi tai susijęs su tam tikrom praeities patirtim, kur aš galbūt buvau matoma ir nuo to nukentėjau. Taip, aš įsivaizduoju. Nes kitu atveju, jeigu tu nebūtum turėjus, arba ten bet kuris kitas klientas kažkokių trauminių arba žaidžiančių patirčių, tai reiškia ir nebūtų užsiblokavę, ar ne? Taip. Nes mes visi gimstam atviri laisvi. Ir ypač vaikystė ir paauglystė, nes paauglystėj tugi turi būti vienodas su visais labai. Taip, bet pats labai nori. Taip, nes tu tada pritampi. Bet jeigu tu tik truputį ryškesnis ir tu gauni kažkokį tai per galvą, tu iš paauglystės išaugi, bet lieki, bijai būti matomas ir toliau bijai parodyti visas savo spalvas, nors
suaugusio gyvenime rodyti visas spalvas tai yra didžiulis privalumas, tu tada sutinki pačius fainiausius žmonės savo gyvenime, ar ne, nes tu surezonuoji su jais, o paauglystėj save susimažini, kad tik tai pritapti, kad tik išbūti toj genty, kaip sakant. Tai va taip į mano gyvenime atėjo mindset coachingas, kur man jisai ir būtent holistinis, kur labai ten giliai pasižiūri, kur, kas, kada, dėl ko. Ir tikrai man ir šitas dalykas, tik aš sakau, tas žinias, kurį laiką taikiau tik su savo persivalgymų klientėm, nes ten irgi labai kompleksinis yra su jomis darbas. Nes irgi valgymas labai dažnai nėra ne apie maistą, yra apie gilesnius dalykus. Tai mes tuos gilesnius dalykus visą laiką spręsdavom. Tik aš dabar jau kuris laikas komunikuoju, kad aš dirbu ir su ambicingai žmonėm, kurie vat, net galvoju, pavyzdžiui, nepakankamai jaučiasi moteris. Nepakankama, ar ne? Naftas. Tiesiog. Ir jai tada labai yra sunku savo verslį augti, nes jinai savęs nemato nei kaip geros specialistės, nei... Nes ką be padarytų, vis tiek negerai. Taip. Tai šitas nepakankamumo jausmas apskritai vienas iš dažnesnių klausimų, kuriuos hipnoterapijoje sprendžiam. Kaip įdomu. O tai vėlgi iš kokių patirčių dažniausiai ateina nepakankamumo jausmas moterim? Ką esu pastebėjus, aš iš savo, neatsakiau, kad atsisėsiu, suvesiu statistiką, nes tikrai labai įdomu. Bet ką va taip iš galvos, taip ir ne, ką prisimenu, tai labai dažnai arba vienas arba abu tėvai labai kritiški. Aha, ir tada toks atrodo, kad niekada nieko gerai. Taip, gana kritiški, kad vis negerai ir vis trūksta, ką be padarytum. Arba kaip tik gali būti atvirkštinis. Super išgirti. Kur tu... Aš tarp kitko šitą truputėlį turėjau, bet ne visai nepakankamumą, bet daugiau tą perfekcionizmo momentą. Kad tik 10 yra pažymys namuose. Taip. Šitą ir aš turėjau. Parnešė 9, o kodėl ne 10? Taip. Šitą frazę taip. Ir šiaip atrodo, čia tėvai tą daro, aš garantuoju, su pačiu geriausiu ketinimu. Vienareikšmiškai, bet čia turbūt tos kartos, gal dabar galvoju. Aš nežinau. Bet kas atsitinka tada, Agnė? Ką tu be padarytum? Jeigu ne 10. Tu galvoji, jau gyvenime, ar ne, tą pažymį savo pasirašai. Čia 10 ar ne? Dar ne, tai negerai. Dar negaliu paleisti šito projekto, dar negaliu šito verslo vystyti, dar negaliu eiti į šitą darbą. Pradės kažkaip pas mane galvoja. Taip, nes aš vis ne 10-ukui dar, vis dar ne. Tai vat tokie vat momentai paprasti, kurie gali sukurti jausmą, kad man vis negana ir aš vis nepakankama ir man trūksta. Ir turbūt visur gali būti tas jausmas nepakankamumo, taigi ir santykiai. Oi, tikrai. Kur kūno vaizde, žinai. Taip. Vat pavyzdžiui, atėjo moteris, jinai galvoja, dėl ko labai svarbu išsigrynint, ties kuo tu dirbi. Jinai galvoja, kad jinai atėjo, nes turi nerimą, bet paaiškėjo, kad problema tai yra nepasitikėjimas savim. Nes jinai nerimauja dėl visokių dalykų, kurie atsitiks. Ir jeigu aš nepasitikiu savim, aš bijau, kad aš nesusitvarkysiu. Ir jeigu aš galvoju, kad aš nesusitvarkysiu, tai aišku, kad aš bijau visko, kas atsitiks. Ir dar sufrizinu ir nedarau nieko, ne? Tai jos atveju tikslas net nesu nerimu tvarkytis, o tą augint pasitikėjimą savim, kad aš žinočiau, gyvenimas yra koks yra, dalykai atsitiks, bet aš esu pakankamai stipri, kad aš su jais susitvarkyčiau. Apie tai viskas, ar ne? Tik mes negalim numatyti, kas bus. Kokie dalykai atsitinka. Ir visiems skirtingai atsitinka. Taip. Tiek geri, tiek blogi. Taip. Bus viską, bet tiesiog, žinai, kaip tu į juos, koks tu į juos eini, aš taip įsivaizduoju, arba kaip tu juos priėmi. Taip, ir jeigu tu tiki, kad tu sustvarkysi, kas be nutiktų, tai tu ir nebijai tada gyventi ir tu eini ir darai, nes tu žinai, kad galų gale žinosi, kur ieškoti pagalbos, jau jeigu reikės. Taip. O sakyk, dar su tavo tais klientais arba klientėmis, šiaip smalsu, daugiau vyrai ir moteris ateina? Daugiau moteris. Nes vėlgi aš su persivalgymais, kai dirbu, labiau komunikavau, kad aš tik su moterimis dirbu. Ir turbūt istoriškai stebėjo. Tai su hipnoterapijom daugiau būna, kad moterys vyrus atsiunta tikrai gana dažnai. Bet ir šiaip moterys, netgi turbūt ir psichoterapeutai pasakytų, kad dažniau moterys ateina. Moteris smalsios yra ir man atrodo, kad jos, kai ateina tas amžius, ten link 40 arba plus, man atrodo, prasideda tokia sąmoningumo kelionė ir ieškojama, žinai, kas per darbą, kas per santykį, kas per santykį su maistu. Ir smalsios, ir moterys nebijo pasižiūrėti, kas ten pas jas yra. Šiaip labai dažnai vyrai bijo. Ir jie tada dažnai savo veiklomis, man atrodo, viską toks nelieka laiko, žinai, nes tai dirbu ir sportuoju, reikia uždirbti. Ir dar vyrai yra tokie fikseriai. Jo, visada. Jiem nori, tai jie ir galvoja. Pabandyk vyrui papasakot problemą. Iškart ieško sprendimų. Man tik pasipasakot reikia. Tai jie lygiai taip pat ir su terapija. Aš tikrai nenoriu generalizuoti jokiais būdais. Yra visai, bet dažnai vyras, jeigu jis atėjo į vieną terapijos sesiją, jis nori, kad jį dabar ir sutaisytų. O kad tai yra procesas. Ai, man nepadėjo tada. Tas vienas kartas. Kaip geras yra pasakymas, sako, vyrai neverkia, vyrai geria. Tai tos serijos.
Bet grįžtant prie klausimo apie moteris, tai tavo klientės, kurios ateina iš tos labiau savirealizacijos pusės, su kokiais iššūkiais tavo, pavyzdžiui, klientės bendrai susiduria. Kalbėjom apie savivertės ar ne klausimą. Kokie yra dar tokie bendresni bruožai? Aš noriu parodyti tą bendrumo giją galbūt su klausytojams, kurios sakys, aš irgi panašiai, žinai, jaučiuosi. Moteris labai turi tą momentą, kad jam vis atrodo, kad jos per mažai žino. Dar vieną kursą praeisiu ir tada ten kažką tada būsiu gera specialistė. Ne, tada dar šituos kursus, kai pasibaigsiu. Ir čia labai šiaip aš esu kažkada domėjusi šitą temą, nes ir dėl savęs skaičiau, man buvo įdomu, kad čia labiau būdinga moterims negu vyrams. Net yra kažkokia statistika, nepasakysiu tiksliai, taip abstrakčiai kažkur kažką girdėjau, bet mintį perteiksiu, kad vyras su tokiom pačiom žiniom, patirtim, viskuo, pavyzdžiui, darbo pokalbį ateina visiškai, viską žino, jis moka, o moteris vis galvo, kad jai dar kažko trūksta. Kad dar jinai galėtų kažką išmokti. Ir darbą gauna tada. Tai būtent, nes kaip tiki, taip elgiesi, ar ne? Taip, tavo energija tada ir taip toliau. Tai šitas momentas. Kitas momentas, jeigu kalbėti apie verslus, kas turi, mažesnius ar didesnius, tai baimė augti versle. Nes labai gąsdina, kas ten laukia. Vėlgi jausmas, kad nesusitvarkysi, nes gal reikės samdyti daugiau darbuotojų, jau baisu, gali būti čia kontrolės klausimas, kad tu negali pasitikėti ar ne, arba tiesiog tave gąsdina didesni pinigai, kurie gali ateiti. Tau čia irgi baisu. Dėl kažkokių priežasčių. Nes galbūt kažkokį turi įsitikinimą, ar ne? Taip, arba gal patirtį. Aš esu šitą istoriją pasakojus, tai kažkas, kas jeigu klauso ne pirmą kartą, jau atsiprašau, bet čia man atrodo labai yra gera istorija, kuri iliustruoja, kaip mes galim bijoti didesnių pinigų. Aš esu 81 metais gimus ir augus tais visais mafijos laikais. Ir mano tėvai tuo metu buvo smulkiai verslininkai ir pas mus buvo atėjęs reketas į namus. Ir mes buvom apvogti ir artimoje aplinkoje buvo reketo. Tai pas mane yra atsiradus, buvo pasąmoniai programa, kad turėti daugiau yra pavojinga, tiesiog šviesiai tiesiai pavojinga. Pas tave pasibels į duris. Ir aš prisimenu situaciją tokią, kur mes su vyru pasiėmėm naują automobilį, tikrai nei ten jis prabangus, nei nieko, tiesiog, kad naujesnis. Aš supratau, kad man nerimas kyla, aš galvoju, kas vyksta. Bet kadangi pakankamai sąmoningai ir einu šito sąmoningumo keliu, kas vyksta? Ir aš supratau, kad aš tiesiog, tai mūsų čia, ar šitas automobilis geriausias iš kaimynų ar ne? Negeriausias, ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Atrodo, kad kažkas ateis pas tave, pasibels į duris ir sakys, ei, tu per daug turi, gal biškelį iš tavęs pasiimti gali. Oh my God. Man net baisu pagalvoti, tais laikais, žinai, aš vaikas buvau, bet girdžiu tų istorijų ir ne vieną. Taip, tai aš buvau, nežinau, kokio 8-9 metų mergaitė, bet tau labai įsirašė, kaip man įsirašė, nes atėjo žmogus į namus. Aš labai pajutau, iškart energija pasikeitė, vėl vaikas ar ne, racionaliai nesuprantu. Tu jauti, kad kažkas yra labai labai ne taip. Ir vien mano, pavyzdžiui, tėčio frazės būdavo labai dažnos. Aš geriau turėsiu mažiau, bet su pistoletu po pagalvę nemiegosiu. Nes tai buvo tų laikų realybė, ar ne? Tikrai tie sėkmingi verslininkai su pistoletais po pagalvę miegodavo. Ir laikai seniai pasikeitė, bet mano smegenys tai prisimena tą patirtį. Ir jeigu aš tik noriu daugiau uždirbti, mane sado, stop, likim čia, kur esam, nes ten yra pavojinga ir nesaugu. Tai tokiu būdu mes neretai kaip lyg ir sabotuojam save. Tai visiškai. Nes lyg ir viskas paruošta, pavyzdžiui, kaip tu minėjai, augimui, ar ne, nežinau, ar karjeros laiptais lipti, arba savo verslą auginti. Bet mes lyg sustingusios, lyg mindžikuojam, ar ne? Taip. Kad žengti tą žingsnį. O tai kaip tokiu būdu, tu kaip kaučerė dirbdama, kaip tu padedi, noriu sakyti, gydai, čia gal gydai netinka, padedi savo klientam. Tai holistinis kaučingas yra apie tai, kad jai parodyt, ar ne, kad ar jai, ar jam, kad tai yra tik istorija, kurią susikūrė, nebūtinai tiesa. Ir dar galbūt efektyviau šiuo atveju yra hipnoterapija. Tu derini šitos du. Taip, derinu. Aš pati asmeniškai šitą po reketų už tų visų atsiradusią baimę, būtent man asmeniškai hipnoterapija padėjo išspręsti. Niekas kitas, bet hipnoterapija. Ir jūs tuomet pokalbio sesijų būdu išsiaiškinate? Tiesiog man pradėjo lysti tie prisiminimai, kur aš įgijau tą baimę būti
turtinga ar pasiturinti ir tą istoriją hipnoterapijos metu tarsi perrašai taip vaizdžiai tariant, ar nepakeiti, kaip tu į tai žiūri. Ir pamatai, kad šiandien tu esi jau kitoj situacijai. Ir aš nepasakyčiau, kad man 100% yra dingę. Dėl ko? Dėl to, kad, ir dabar, neflešini ten deimantais vaikščiodamas. Irgi turbūt būtų nesaugu, ar ne? Bet jau leisti savo gyventi kokybišką, gerą, gražų, įdomų gyvenimą jau nebebaisu yra. Bet kaip yra įdomu, aš pagalvojau, kad net nežinau, ar čia trauminės patirtys pagal tu pasakytum, bet yra mumise tas toks... Lyg ir noris, pavyzdžiui, pasiūk, nežinau, ten nauji batukai, nauji rankinukai, kažkas faino moteriško, bet jeigu tu žinai pati, gal pas turėčiau kalbėti, kad koks nors daiktas, pavyzdžiui, brangesnis, ne kažkokia tai žinomėse dizain, yra tas, kad nedrąsu parodyt, nors žinai pati užsidirbau ir pati nusipirkau, nieko nepavogiau ir nieko su pistoletu prie durų nelaikiau, žinai, bet toks vat yra, lyg, nežinau, gal taip po paltų geriau, kas čia yra, apie ką čia yra? Čia turbūt reikėtų irgi analizuoti giliną. Galima, tikrai apie tai reikėtų pasikalbėti. Bet dažnas, pavyzdžiui, mano draugais tą panašiai kalba. Taip, nes vėlgi mes esam, iš kur mes esam atėję, ar ne? Nebūt per garsi ir matoma? Taip, neišsišok, bet ir kitas momentas, jeigu mes pasižiūrėtume dar toliau, Agne, į visokius tremties, pavyzdžiui, momentus ir panašiai, kokius žmonės trėmė? Tuos, kurie daugiau turėjo, kurie daugiau turėjo iš tikrųjų. Ir tu tada... kad tik niekas nežinotų, kad aš daugiau turiu, nes, tai yra pavojinga. Čia net ne mano, gali būti mano praeities. Taip. Ir iš vienos pusės mes lietuviai mėgstam demonstruoti, kad mes turim ir net tas gera mašina, nors neturi realiai aš tų pinigų, bet rodau. Čia dar kita žmonių kategorija, kur su paskola atostogų važiuoja. Taip, yra, tas irgi yra ta kita pusė, kad visgi kaip ir norisi demonstruoti, kad aš daugiau turiu, bet yra ir kita pusė, kur kaip tik nesinori. Ir dėl tų, jeigu apie prabangius daiktus kalbėti, aš tikrai esu daug apie tai galvojus, nes kai matau, pavyzdžiui, moteris su labai prabangiom rankinėm, tikrai kartais pagalvoju, pati įdomu, dėl ko tas noras, nes čia tikrai yra daug pinigų kainuojantis daiktas. Tai aš manau, kad jeigu tu jo labai nori ir tu jo neperki tik dėl to, kad kaip čia atrodys, tai čia kažkokį, jau čia reikėtų paspręsti, bet jeigu tai nėra ne tavo vertybėm, kur tu galvoji, kad, čia ne apie mane tiesiog, aš nenoriu demonstruotis, ar ne, aš noriu kitų, aš neskau, kad tas žmogus demonstruojasi, ar ne, vėl jisai dėl kažkokių kitų priežasčių galbūt tos rankinės nori. Aš manau, čia labai pajusti, ar tu neperki, nes nenori, nes tau baisu, kad kažkas kažką pagalvos, ar tu tikrai nenori, čia ne tavo dalykas ir tau to nereikia, tu visai kitą žinutę transliuoji, tavo stilius kitas ir panašiai. Galų galėjau tos prabangios prekės, kurios labai matomos, kad jos prabangios, jau jos net tos prabangos nėra, kai jau matai, kad ten ir padirbinių daug kas nešioja ir taip toliau, jau tada nebelieka to tokio. Vienareikšmiškai, čia žinai kaip ir savo, kad garsiausiai apie, nežinau kaip mes nutolome tą pinigų temą, bet tebūnė, kad įdomi čia tema iš tikrųjų. Jo, rėkia, tas flash yra tie, kurie iš tikrųjų gal nelabai turi, bet nori sukurti įspūdį, kad turi, o tie, kurie iš tikrųjų, žinai, turi, tai tiesiog naudojasi subtilę prabangą, kur nebūtinai yra matoma, jeigu kalbant apie tos tikrus investicinius dalykus. Arba kitam žmogui jis gal yra labai neturėjęs kažkada praeitį ir pagaliau turi ir jam tada irgi nori. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, žmogus, tarkim, turėjęs valgymo sutrikimą ir priaugus labai daug svorio, tai staiga su didelėm pastangom, šaunuolis, numeta, tiem tada labai nori irgi expausinti, rodyti. Bet vėl, Agne, čia kita pusė. Daugybė moterų, jeigu kalbėt apie vidinį sabotažą, čia jau visiškai irgi yra mano tema, nemeta svorio, būtent dėl to, kad netaptų tokios matomos. Bet net praėjusią savaitę turėjau sesiją su klientė, kuri turi, netgi 2 klientės praeitą savaitę turėjau su šituo dalyku, kur kaip tik jinai sako, žinau, kad jeigu aš sukūsiu, liaudiškai tariant, sako, viskas jau mano mama pradės, o tai jau tu čia ant dietos, jau kažkas pastebės. To dėmesio nenori. Taip, kaip tik nenori. Dalis eina ir, pasižiūrėkit į mane, o dalis kaip tik aš noriu suplanėti gerai jausis ir jūs nematykit, kad taip atsitiko, aš nenoriu to dėmesio pritraukti. Ir vėl mes kalbam apie tą patį vidinį konfliktą. Noriu būti liekna, bet bijau, kad pamatys, gazas stabdys vienu metu. Eik tu savo, ir viskas sunku gyventi turėtų būti. Kai tai suvoki, gal kai to nesuvoki, gal kiek kitaip. Gal kaip tik kai suvoki truputį lengviau, nes gali tai spręsti. Kai nesuvoki, gal sunkiau, nesupranti, kas vyks ir kodėl tau vis nepavyksta, kas darosi. Geriu vandenį ir vis tiek stovi tas svoris. Tai jos negeria vandens, jos valgo, bet valgo net ne dėl to, kad nori, o būtent dėl to, kad pasąmoningai neleistų savo kūnui to svorio. Net va tai va.
Taip, nes tu supranti pasąmoningai, kad jeigu aš numesiu, mane matys, komentuos, tai čia dar tik vienas iš dalykų. Dar yra kitas dalykas, yra tikrai kategorija moterų, vėlgi esu dirbus asmeniškai su jom. Sakykime, moteris yra nelaimingas santykas. Ir jau kaip ir, gal pasvarsto apie skyrybas, bet nepasiryžta. Ir per sesiją tu matai, va, jinai ten nori mesti svorį. Ir jau, sakau, žinokit, man atrodo, kad yra kažkas giliau. Čia ne... Kas yra? Kas atsitiks blogo, jeigu numesit svorį? Sako, žinok, aš galvoju, kad aš taip sužydėsiu. Kad tada aš taip paliks mane. Aš taip pradėsiu pasitikėti savim, kad aš išsiskirsiu su vyru. Aš sako, dar nesu tam pasiruošus. Ir vėl gazas ir stabdis vienu metu. Ir vėl gazas ir stabdis, nes tu nori būti lieknesnė, bet skirtas dar esi nepasiruošus. Ir viskas, ir tu vėl ką tik ištiško ant stieno smegenis, dėl to sustingau. Eik, aš matai, kaip priešingai būčiau galvojęs, kad žinai, nebenori būti iš to vyro, nenumesiu svorio tam, kad jisai nepradėtų mane daugiau krypti dėmesio. Bet mintis panaši gal. O kitos moterys tai už save net nėra užtikrintos, aš nenoriu būti graži ir liekna, nes aš pritrauksiu vyrų dėmesio. Ir sako, taip, aš negaliu už save atsakyti, ar aš neatsitiks taip, kad būsiu savo vyrui neištikima. Palauk, bet čia jau per hipnozę. Ir per paprastas sesijas irgi taip pat. Ko? Kaip? Taip. Oh my God. Taip. Man reiks pas tave ateit, man labai įdomu. Tai realu. Čia man yra visiškai tas vidinis sabotažas yra mano irgi dar viena aistros tema. Nes man patinka padėti žmonėm, aš pati savo istorijas galvoju, girdžiu, kurias aš savo irgi kuriu. Mes visi tų istorijų savo galvoju kuriu. Bet tai gerai, pavyzdžiui, tarkime, kalbant ir grįžtant prie verslo, bet abi temos įdomios, bet kita vertus visas gyvenimiškas, žinai. Tai, pavyzdžiui, tarkime, nežinau, susigalvoji, kad, nori auginti, plėsti verslą, tai netgi turint vidinių kažkokių blokuojančių įsitikinimų, tai neįvyks dėl to, kad aš pasąmoningai savo neleidžiu tam įvykti. Čia skamba kaip burtai, bet gal gali žmogiškiau pasakyti. Pasakysiu žmogiškiau. Mūsų įsitikinimai atspindi mūsų veiksmus. Tas nedarau tai, kuom tikiu. Jeigu aš... Galvoju, kaip čia pasakyti. Vat kai kalbėjom apie tą darbo pokalbį eina vyras ir moteris. Jeigu vyras tiki, kad jis yra visiškai vertas tos pozicijos, o ne moteris, kurie eina ir galvoja, dar vienus kursus, jeigu pasibaigčiau, jis visai spinduliuoja. Jo kūno kalba kita, jis kitaip kalba. Nes tai, kaip mes tikim, įtakoja, tai kaip mes elgiamės, ar ne? Aš duosiu gal kitą pavyzdį. Ir kaip tave priima gal. Taip, ir kaip tave priima, nes tu elgiesi atitinka. Aš duosiu vieną pavyzdį ir tada galėsim sugrįžti prie to. Aš labai stipriai buksavau savo veikloj, kol aš netikėjau, kad aš esu gera specialistė. Kas tada atsitinka, jeigu tu netiki, kad tu esi geras specialistas, tu neįdedi 100% pastangų, kad reklamuoti savo, kad skleisti žinią apie savo paslaugą. Nes tu lik ir pendini, vėl sabotažą sabotuoji. Visiškai. Nes galvoji, o pas mane dabar ateis klientai, bet aš nesu pakankamai gera. Tai dar ne 10. Tai dar ne 10, dar negaliu aš jų prisileisti. Tai dar to kurso neperklausiau. Va būtent, bet kai pradėjau patikėti, kad aš jau esu pakankamai gera specialistė, va taip viskas pasikeitė. Ir vėl čia nestebuklas, Agne, mano pasikeitė veiksmai. Aš pradėjau daryti kažkokius drąsesnius sprendimus. Tai reiškia, mūsų mintis blokuoja mūsų veiksmą. Taip, nes aš pradėjau viskas, jeigu aš jau tikiu dabar, kad aš esu gera specialistė, reiškia, man jau nebebaisu per pažintinę sesiją klientai pasakyti, va, jeigu tu su manim dirbsi, kaina tokia, ta prasme tau nuveiksim tą ir tą. Taip, tai tu nebijai kainos pasikelti, tu nebijai, bet va taip, čia jokios magijos nėra. Tiesiog taip, kaip tu tiki, tu atitinkamai elgiesi, turi atitinkamą rezultatą. Tai lygiai taip pat, jeigu tu bijai auginti savo verslą, nes kažkur tuo pačiu jo ir bijai, tai čia ne jokia ne magija, tu tiesiog nedarai žingsnių. Nedarai. Indikuoji. Galbūt tau ten atėjo kažkokia wow, crazy mintis, fantastiška ten, meditacijos metu, perėjo net per visą kūną, va tą norėčiau pabandyti. Bet tu nedarai. Dėl to, kad tu ir nori, ir bijai. Ir viskas, ir tu, boksuoji, kaip sakant. Bet kita vertus, kai aš girdžiu tave ir tikiu tavim, bet kita vertus, kaip paradoksu atrodo, kokį reikia būti durnium, kad supranti pats savo kenkti ir nedaryti, bet ant tiek reiškia pasąmoniniai dalykai stipriai veikia. Dėl to, kad mūsų smegenų pagrindinė funkcija yra, kaip sakant, smegenys skirtos ne tam, kad mes būtume laimingi, o tam, kad mes būtume saugus. Aha, saugo, teisingai, tu teisingai. Taip, kad mūsų saugoti. Ir verslo augimas tai yra apie nežinomybę. Aha, riziką. Apie riziką. Apie pasikeitimus. Neaišku, kokius pasikeitimus. Juk tu nežinai, žengus vieną žingsnį, koks bus antras. Ne. Tu nežinai. Ir laiptukas bus. Va būtent, tu nežinai.
Ir smegenys šito bijo, ar ne? O galbūt kažkokių patirčių praeities aš turėjau. Jo. Dėl kur, nežinau, gal aš esu bankrutavęs. Ir dabar noriu... Mačiau tėvus bankrutavęs. Taip, būtent. Ir dabar aš noriu auginti verslą, bet suprantu, kad jeigu iki tokio lygio užauksiu, ten bankrotas laukia. Tokia mano pasąmonė yra istorija. Tai aš automatiškai mindžikuoju ir nedarau, nes aš vėlgi to paties ir noriu ir bijau. Tai dėl tų pačių priežasčių gaunasi, kad, pavyzdžiui, moteris, mes moterų laidoje esam, tai moteris, pavyzdžiui, nepalieka kokių nors ten smurtaujančių vyrų arba kokių nors ten narcisistinių, manipuliacinių vyrų, kur, jūs žinai, kaip sako, visos draugės mato, kad, jau finito ir nubėgtų greičiau. Bet jinai dar kankinasi, nes matyti irgi netiki, kad jinai gali. Tarkim. Čia gal dar yra kita tema iš tikrųjų, aš galvočiau, nes čia dar kita tema. Manau, kad tau reikėtų pasikviesti kokią nors specialistę, kuri, nes čia tikrai yra... Aš suvedžiau paralelę, nežinau. Nes čia yra be galo didelė tema, be galo didelė. Jos tikrai dažnai būna tos moteris taip užmanipuliuotos, kad jos net negali to žingsnio realiai žengti. Net nežino, nes nemato. Jos jau save kvestionuoja. Tarp mano klienčių, su tais pačiais ar persvalgymais ar kažkur ateina dėl persvalgymų paaiškėja, kad gyvena su vyru narcizu. Ir jau moteris save kvestionuoja, nes jinai galvoja, kad gal tikrai aš esu problema. Nes jeigu žmogus yra narcisistinė asmenybė, jis viską taip ir apsuka, kad tas kitas pasijaustum. Kad tu pasijaustum. Ir tu tada pradedi save kvestionuoti ir tu nežinai ir tau jau baisu ir gal čia tikrai tu esi problema. Ir jos ir lieka, aišku, čia ne vienintelė priežastis, bet iš dalies ir dėl to lieka tuose santykius. Ir čia tema, kuri man šiaip yra įdomi dėl savęs pasidomėti, bet ypatingai buvo įdomu, čia kai vyko, nežinau, ar atsigirdėjus, Puff Daddy, kur buvo teismas, reperis senų laikų, aš kaip serialą tą teismo procesą. Aš taip labai paviršiu, man iš tikrųjų brolis papasako. Aš kiekvieną dieną, žinok, sąžiningai sekiau, vien dėl to man jo gyvenimas visiškai neįdomus. Bet ten, būtent kaip jis tas moteris buvo įsukęs. Ir tada specialistai žiūrėjau kitas laidas, man atrodo, žinai, Liza Biljau yra, turi savo podcastą, tai jinai per visą šitą tyrimą kvietė specialistės ir specialistus, kurie dirba su narcisistinėm asmenybėm ir padeda moterim atpažinti tuos ženklus. Tai va ir tiesiog rodo to P. Diddy elgesį ir kaip jisai atsispindi, žodžiu, kokios schemos. Tai man tiesiog iš tos pusės buvo, aš sakau, be galo įdomu iš to. Tai dėl to aš tos moteris tikrai suprantu, kodėl jos nesiskiria, nes jos taip yra įnarpliotos, taip įpainiotos ir dažnai ar tie vyrai turi dalykų, kuriuos prieš jas gali panaudoti, bet čia kita tema. Čia tikrai tau reikėtų pasikviesti iš tos ryties specialistę. Jo, manau, kad būtų įdomu, nes yra, pavyzdžiui, bent jau gal kalbirinkoje net nebejoju, kad yra lietuvių kalba grinai, šitos temos narcisistinių asmenybių specialistų, kurie gali apie tai daug pakalbėti. Tai irgi patsekančiai, galbūt sekančiam žingsniui. Nes aš taip dėl savęs domiuosi, man tikrai irgi įdomu. O dar grįžtant prie hipnoterapijos laidos pabaigai, sakyk, vis tiek kažkokia yra turbūt, kaip sakyt, planas, lūkestis, laiko kažkoksai tai rėmas, nes su visa pagarba, kad ir, tarkim, ten, tai kalbamai, kaip tu sakai, psichoterapija, ar ne, jinai trunka metus, kartais 20 ir viskas yra ok. Bet man įdomu, kaip laikė atrodo, aš įsivaizduoju, kad toks lyg pagreitintas kursas, man toks įspūdis gaunasi. Ar laikė kažkaip galėtume apibrėžti, ko žmogui tikėtis, jeigu norėtų, tarkim, kreiptis? Hipnoterapijų yra įvairių rūšių ir tą apie greitį, kaip pasakėjai, būtent ta, kurią aš praktikuoju, yra Marisa P. yra mokytoja mano, iš kurios aš mokiausi. Tai jinai yra metodo autorė, angliškai tai vadinasi Rapid Transformational Therapy, greitos transformacijos terapija. Ir iš tikrųjų tai yra net mano klientės, kurios eina ir į psichoterapiją, ir į hipnoterapiją ateina. Tai netrukdo, žodžiu. Netrukdo visiškai. Labai dažnai psichoterapeutai netgi apsidžiaugia, kad nuėjai. Taip, ir pasakysiu kodėl. Nes kalbėjimo terapija jau pastringa. Ir ties tuo vienu niekaip neišjudi. O hipnoterapijoje išsiaiškinom, kas ten buvo. Paaukšti ir jie tada ten toliau, kaip sakant, važiuoja. Tai mano klientės, kurios ir tą yra išbandžiusios arba tuo pačiu metu praktikuoja, jeigu taip galima pavadinti, jos net sako, sako, ten yra lėta terapija, čia yra greita terapija. Nes tu tą patį darbą per vieną sesiją padarai, kurį kalbėjimo terapijoje ilgiau darytum. Bet tai nereiškia, kad kalbėjimo terapija yra nereikalinga. Taip, aš suprantu. Jos yra kitas visai vaidmuo. Visai kitas vaidmuo. Hipnoterapijos toks giluminis darbas su viena labai konkrečia problema, bet paskui galbūt norėsi apie tai toliau kalbėti, ten iš visų pusių suprasti ir panašiai, galbūt. Iš esmės jos viena kitai netrukdo, bet tikrai hipnoterapija yra toks pagreitintas būdas ir priklausomai nuo problemos sudėtingumo vienos sesijos užtenka. Nežinau, pavyzdžiui, vienos sesijos vienai problemai. Taip, vienos sesijos vienai problemai. Taip.
Taip. Tikrai tai nėra kažkokia garantija, ar 100% taip yra. Tai aš suprantu, bet man tiesiog įdomu, nes, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, ateičiau, nežinau, dabar, kažkokį tai turėčiau giluminį klausimą. Va, turėtum tą vidinį sabotažą, pavyzdžiui, kaip mes, dėl verslo augimo labai didelė tikimybė, kad viena hipnoterapijos sesija padėtų tai išspręsti. Ir tada pradėtų dėliotis kažkokie, arba galų galia mano pasikeistų elgesys, kaip tu sakai. Taip, tavo pasikeistų, kaip tu matai tą situaciją. Net mąstymas gal kažko apie dabar įsivaizduoji. Ta pasikeičia, iš esmės terapijos tikslas yra padėti žmogui pamatyti tą pačią situaciją kitaip, kitų kampų. Nesgi niekada nėra vienos versijos. Niekada. Taip, bet mes dažniausiai įsikimbam į vieną. Taip, tai terapijos sesija ir hipnoterapijos yra toj hipnozės būsenai tau parodyti, kad kaip mano atvejus to reikia, laikai pasikeitė, jau nebebaisu, važiuok moterie ir būk sėkminga, turtinga, realizuok save, skleiskis, daryk, ar ne, nebijok, kad kažkas dabar ateis ir iš tavęs atims. Nu jo. O klausyk, dar pabaigai tas klausimas, aš neretai jį gaunu pati, žinai, kokiam žinutės formatu, nes moteris seka, domisi, žinai, aš tikrai, kaip pasakyti, veikloje jaučiuosi save realizavus, man patinka, ką aš veikiu ir neretai gaunu klausimą, kad Agne, kaip ryžtis, pradėti tą veiklą, kur aš noriu, galbūt kažkas vaikus augino ir dabar nori kažką veikti, kažkas galbūt dirba nemylimą darbą ir jau nebegali, bet ir nežengia, vėl sabotuoja, nežengia žingsnių, nors ir žino, kad bus geriau. Tai šitoje vietoje, ar turėtum kažkokį tai patarimą, ar tai ir būtų geriausias atsakymas hipnoterapija, kaip ryžtis pereiti į tą veiklą, kuri tave, kur degtų akis. Žinai? Tai vėl labai svarbu, pirmiausia, tas, kad nesiryžtu, jau yra tarsi pasiekmė. Tai kas mane stabdo, kodėl aš nesiryžtu? Aš labiau čia gilinčiausi, kodėl aš nesiryžtu, ar aš kažko bijau, ar ne? Dažniausiai turbūt būna finansinis nesaugumas, nes tas perėjimo laikotarpis būna nulinis finansinis. Tai vėl tada nešokim nuo visko prie nieko, ar ne? Labai daug, juk tikrai labai daug verslo specialistų sako, vieni žmonės gali sudeginti tuos tiltus ir šokti, o kiti sako, tą pasirenka, turi kokį nors tą vadinamą bridge job, kaip sako, kur tu ten šalia kažką darai ir ne šalia. Bet čia mes tu du gali daryti, taip pasikankinti, bet... Bet kad kažkiek parizikuot greičiausiai kažkurio momentu teks, tai teks. Tai va čia irgi, bet rizika, aš manau, sveikiausia rizika yra ta pamatuota, ar ne? Bet vėl mes esame visi skirtingi, koks Elon Musk, jisai šauna ir šauna. Mes esame visi skirtingi, aš labiau esu ta, kur pasiskaičiuosiu, ne, bet vėl mes visi esam skirtingi. Bet jau jeigu visai bijai rizikuoti, tai va tokiam žmogui tikrai turbūt reikia pasiskaičiuoti riziką, bet tuo pačiu supras, kad reikės žengti tą žingsnį. Ir pačiam reikės, nieks nežengs iš tavęs. Nebus taip, kad tu viską žinosi, kas ten tavęs laukia ir taip toliau. Ir visų knygų vis tiek neperskaitysi. Ne, vis tiek tą žingsnį turėsi žengti. Ir įdomiausias dalykas yra tas, kai tu tą žingsnį žengi, galimybės nuo jos atsiveria. Visada. Bet visada. Čia kaip tas gražus posakis, kad perfrazos iš anglų kalbos, kad kai sako, tu tik ženk žingsnį, visada tau padės laiptelį. Taip, sako, tikrai. Kol tu neženginai, negali tau padėti. Taip. Ačiū tau. Labai graži nata pabaigim. Na, tikrai, ačiū tau labai ir ačiū merginos. Ate. Ačiū, Agne, kad pakvietei.